Sveikučiai, esu Gabrielė Matuzaitė ir susimatom naujam vlogė, nes ir man ir jums labiausiai patinka vlogai, dienos su manim. Pagalvojau, pafilmuosiu porą dienų, nes nenoriu filmuoti tik vienos dienos, o tiesiog noriu parodyti, ką veikiu, kai yra vasara ir man atostogos. Tikrai žinau, kad jau senokai matėmės, ypač tokiam formate vlogo, bet vis tiek pavėluotai sveikinu jūs su vasara, nors ir jau mėnesis praėjo. Pavėluotai sveikinu ir su praėjusiom joninėm ir sveikinu su visokiom kitom šventėm, kurios dar ateina. Tikiuosi, kad džiaugiatės vasarą. Iš mano balso galit girdėti, kad šiek tiek esu užkimusi ir iš tikrųjų jaučiuosi nelabai gerai šiandien. Ir jau apie savaitę laiko esu su užkimusi balsu ir tokia ištinusi jaučiuosi ir kaip pervažiuota traukinio. Noriu šiandien nueiti į Pepko parduotuvę ir jeigu jums įdomu, kodėl mes šiandien keliausim į Pepko parduotuvę, tai dėl šiaip pagrindinė priežastis buvo yra šitas augaliukas, kuris, beautiful, bet aš jau jį tiesiog kankinu su per mažu vazonu ir man labai reikia jį parsadinti. Todėl man reikia jam nupirkti vazoną, va tokį, va, tiesiog didesnį, nes neturiu. Taip pat reikia parsadinti šitą į šito vazoniuką, nes tiesiog šitas yra labai dar small ir tiem snake plantam patinka maži vazonai, nedideli, tai kaip tik bus gerai apsikeisti vazonais. Ir vakar labai netikėtai ir žinau, kad man nereikia daugiau augalų, bet nusipirkau dar vieną augalą. Tai susipažinkit su šita gražuolė. Hosta vadinasi lygiai. Tai reikia šitam dalykui irgi vazono, nes tarp šito plastikinio tai man negražiai atrodo, tai aš visą laiką nusipirku tiesiog keramikinį kažkokį vazoną ir įdedu šitą ir kad galėčiau laistyti, žinoma, nes čia skilučių pilnai. Dar man visai reiktų užeiti į Drogą ar Eurokosą, nes noriu nusipirkti baltą eyelinerį. Ir šiaip iš seniau jau noriu, bet už 2 savaičių Jagą. Kai žinot, tai aš tiesiog nuo žiemos manifestavau šitą festivalį. Tada Jaga. Norėčiau labai į Jagos festivalį. Iš tikrųjų didelė tokia ilga svajonė yra ir vis nepavyksta man ten dalyvauti. Tai labai norėčiau šiais metais šią vasarą nuvykti ten ir pagaliau sudalyvauti. Aš labai laiminga esu, kad ten važiuosiu su savo 2 geriausiam draugėm. 2 savaitės, mažas laikotarpis yra. Kaip ir žodžiu tiesiog jau stresiukas, nes jau kažkaip labai arti tas festivalis. Ir norisi viską susipirkti baltas eyelineris. Reikalingas man, nes labai gražiai tarp ultravioletinių šviesų matosi baltas eyelineris ir šiaip gražu pasidaryti. Apsirengiau tokią suknelę labai vasarišką. Sudėjau kedukus su kojytėm. Ir toks labai simple outfitas, grinai tinka, kai taip karšta, tiesiog man suknelės žiūri patinka, nes tiesiog užsidėjai ir viskas, outfitas padarytas. Pasiemu tokią didesnę, kad tilptų visi vazonai, tokią didesnę tašytę iš Arma Oil. Ir šiaip, kad neapsigautumėt, kaip aš ne vieną kartą esu apsigavus, išsimatuokit visada vazoną. Ir aš pasiemu net liniuotę į parduotuvę tam, kad tiesiog žinot, kad tikrai tilps, nes aš iš akies daug kartų pirkau ir daug kartų klydau. Ir dar pasiemiau į puodelį įsipyliau gėrimą, nes reikia skysčius vartoti. Ok, pasiemu viską, ką reikia ir keliaujam į parduotuvę. Only been days, but it felt like months.
Kaip matot, jau grįžau, teko pavaikščioti daugiau negu galvojau, kad teks, bet kaip ir radau viską, ko reikia, tai tuoj parodysiu, ką nusipirkau, bet šiek tiek net pavargau atrodo, nes ėjau iki Mandarino, kas iš Vilniaus žinos, toks prekybos centras, bet ten tarp Pepko tiesiog nebuvo vazonų pasirinkimų ir aš tiesiog tokia galvoju, teks ieškoti kito Pepko, kuris būtų arčiau. Artimiausias buvo už dar 20 minučių kelio, tai dar nuėjau iki to kito Pepko, biškį didesnis jisai, tai ten radau jau kaip ir vazonus, tikiuosi, kad tiks, nes tie išmatavimai pas mane, nu taip, nu žodžiu, matysim, žiūrėsim, tikiuosi, kad viskas tiks. Bet šiaip oras tiesiog nuostabus, vaikštau ir tiesiog taip gera sugerti saulę vis ant savęs, toksai, nežinau, žiauriai pakėlė nuotaiką, nes D vitamino tikriausiai gavau, tai net nepavargau vaikščiot. Tai Eurokosą neradau, bet Drogę radau, baltą eyelinerį, šiaip galėsim pamėginti, pažiūrėti, ar jisai kokybiškas, ar persišviesta mano balta, tai nežinau, nes šiaip pigus buvo, gal tik 3 eurai. Nežinau, biškai abejoju kokybę, bet net tiesiog nebuvo visiškai kitokio. Visur yra tipo balti pieštukai ir taip toliau, bet aš pati jau turiu baltą pieštuką, bet tiesiog su pieštuku ne taip. Nei laikosi man ilgai su pieštuku ir šiaip jisai nebūna toksai sharp. Tada jau buvo pasibaigęs, tai pasiėmiau tiesiog plaukų lako. Nu ir tada jau mūsų 2 vazonai supakuoti yra. Tai va šitai gėlytei. Snake plantas, jeigu kam įdomu. Nupirkau va tokį mėlyną vazoną. Šiaip buvo nuolaida, tai man atrodo sumokėjau tik 2,30 šis papigano. Tai va toks gražus vazonas. Kitas vazonas, tai naujai gėlytei, bus toks. Gal ne pats toks labiausiai, kokio norėjau, bet tiesiog tik tokį sugebėjau rasti. Ir irgi nuolaida buvo tik 4 eurai, tik taip. Išlenda tas kraštas. Bet aš galvoju, gal išeitų su žirklėm tiesiog nukirpt. Ir ta gėlytė, man reikia ją patvarkyti šiek tiek, bet kuriuo atveju, nes jinai ne per vidurį pasodinti, matot. Jinai šone, tai aš noriu ją vis tiek pajudinti kažkiek ir aš manau nukirpsiu tiesiog tą viršų. Aš dabar jau priartėjau labai, bet dar greit noriu parodyti šitą, ką tik pralupau. Aš nežinau, kaip jis laikys, bet ta balta spalva tokia nieko visai atrodo. Nežinau. Neatrodo jinai labai kažkokia skysta ir nepigmentuota. Tai sakyčiau, gal visai nieko. Ir aplikatorius štai toks, jeigu kažkam įdomu. Nežinau, žiūrėsim, kai bandysiu pieštis kažką. Bet faina dabar turėti ir, sakau, pakankamai pigus, tai jeigu kažkam reikia, gali bandyti čia iš Rival, nežinau kaip sakyti, bet Rival rašosi. Ir šiaip tikrai greit nudžiūna ir nieko nesitrina, tai sakyčiau, gal gerai laikys. Tai va, kaip ir pasirašiau savo darbo vietą. Pasidėjau tokių popierių, kur buvo prie vazonų. Turiu iš anksčiau žemių, paprastas, tiesiog kambario augalams. Ir taip, šitą augalą tiesiog, kaip ir sakiau, pasodinsiu aš jį šiek tiek labiau į vidurį, kad nebūtų taip šone. Nukirpsiu šiek tiek jo vazoną, kad gražiai atrodytų tarp kito vazono. Tada šitą augaliuką prasodinsiu iš štai šitą vazoniuką, šiek tiek didesnį tiesiog. Šitą vazoniuką panaudosiu šito augaliuko prasodinimui, nes jis labai toksai mažytis ir jam gerai bus į mažesnį vazoniuką tiesiog pilyti, tai jo, tokie darbai mūsų laukia. Gone for a year, only go like once. Life move fast when you do what you want. At this time, doing what I want. Hope you doing what you want. What you want. My new bitch look like Halle Berry, but she don't love me, she too scary. My old bitch front like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, it's some me time. Tai va, kol kas taip sustačiau, man šiaip labai patinka ypač tas naujas augaliukas, labai gražiai atrodo tarp to balto vazono.
Tikiuosi augaliukai apspras, reikėjo juos dabar palieti ir man visai cute. Visai fainai, aišku, jau čia darosi per mažai vietos tiem visam augalam. Visai galvojau nusipirkti tokį pakabinamą daiktą, kur gali įdėti į vidų vazoną ir tada pakabinti. Tai va, tokios takelės. Eisiu pasidaryti vakarienę ir šiandien daugiau nieko nefilmuosiu ir pafilmuosiu kitomis dienomis. Dar net nežinau ką. Noriu greit dar parodyti, kokią vakarienę pasidarysiu savo. Tiesiog bus salotos, tai turiu pasipjausčius icebergo salotos paprasčiausias. Šiek tiek pomidoriukų, avokado. Štai čia ir turiu chicken nuggetsai tiesiog iškepti ir supjausčiau. Galite naudoti krevetės ar tiesiog paprastą vištienos filė. Ir pasidariau dar padažą tokio. Čia yra šaukštas medaus, šaukštas garstyčių. Garstyčios ten nusipirkus esu iškart, kad būtų su citrina. Tai nebereikia dėti citrinos. Jeigu naudotumėt paprastas, tai reiktų dar citrinos dėti. Toks salotų padažas gaunasi, žiauriai man jisai skanus ir nėra kažkoks labai nesveikas. Tai žodžiu, pasiemu blidelį, įsidedu salotas visas, tada įdedu pomidoriukų, toliau seka avokadas ir tada jau gale pačiam, kai jau salotos taip atrodo, galima ir taip valgyti, susidedu visą vištieną. Pas mane čia jau dabar labai daug vištienos, bet susivalgys ir jau pačiam gale užpilam padažą ant visų salotų. Ir va, žodžiu, tokios salotos, pilnas bliūdas, išsimaišysiu ir valgysiu žiauriai skaniai. Eisiu žiūrėti serialą ir viskas, mano vakaras baigtas, nes iš apie 8:30, man atrodo, tai jau kaip ir vėl iš tikrųjų. Tai vaikučiai, pasiilgot mano katės? Kaip matot, kaip galite suprasti, kas žino mane iš anksčiau. Su Panevėžyje savo gimtuosiuose namuose, savo gimtinėje. Manau, tikrai senai matėt mane čia, nes man atrodo dabar daugelis video, realiai dabar visi video buvo iš Vilniaus. Man net pačiai keista prisiminti, kaip aš čia filmuodavau ir prisiminti viską. Ir manau, ir jums gal kažkiek nostalgijos bus. Dabar trumpam jūs pasiėmiau, nes atkeliavo siunta ir aš noriu ją nueiti pasiimti ir parodyti jums. Been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only go like once. Life moves fast when you do what you want. At this time, doing what I want. Hope you doing what you want. Sveikinuosi iš kitos dienos jau. Tiesiog kažkaip keistai nusifilmavo visas tas atpakavimas ir panašiai. Greit tiesiog pasakysiu, kad užsisakiau daugiau dredų. Kažkas iš seniau galėjo matyti. Aš tiesiog savo kanale turiu video, kur įsidedu 30 dredų. Tai aš vis dar turiu tas 30 dredų, 20 tokių tamsių ir 10 tokių šviesesnių. Žodžiu, kažkaip 30, kad ir jie dideli tokie, man jų nepakanka, atėjo vasara ir šils nuėjau dredų. Tai tiesiog per vintadą užsisakiau tai, kas buvo, nes nenorėjau laukti mėnesį ir sakytis iš AliExpresso. Tai tiesiog pagalvojau, susirasiu, kas yra vintage, nors nelabai buvo daug pasirinkimo, tai pačių dredų neradau, bet radau kitą opciją, kaip sakant. Nusipirkau 20 dredų, bet jie šiek tiek yra kitokie. Paprastas mano dredas, jis yra iš, kaip sakyt, angliškai sakosi one-ended, tai tiesiog su viena pabaiga. Ir jisai turi tokį hoop, ta prasme, tokią skylutę, pro kur prakiši plaukus ir supini. Dabar nusipirkau štai tokius, kur pradžioj tik yra dredas, o paskui eina kasytė ir štai tokia garbanytė. Nežinau, norėjau pabandyti įdėti kažko naujo ir faina pabandyti ir kitokių spalvų, tai pasiėmiau blondiniškus tokius, nebuvo bruneti. Šitie yra double-ended, tai labai gerai parodyti yra. Žodžiu, plauką įpini per būtent šitą vietą ir gauni du galus, tai vadinasi double-ended. Ir iš vieno dredo gaunasi atrodo kaip du dredai, tai skirtumą mato tiesiog tipo daugiau volumo ar kažkas tokio. Čia net pasidariau planą ant popierio. Aš turiu 50 dredų iš viso, tai pasidariau planą, kaip su sekcijom padaryti ir panašiai, kad būtų tvarkinga ir kur būtent dėti ten rudą dredą, blondinišką dredą ar tą pusiau dredą.
Nefilmuosiu viso proceso, manau, nes nemanau, kad dėl to jūs atėjote šitą video. Jeigu kažkas užsinorės pamatyti, kaip aš instaliuoju būtent dreadus į savo galvą, kaip aš juos susidedu ir papasakot, kaip aš jų naudoju, kokiom sekcijom darau, tai aš galėsiu tikrai padaryti atskirą video, kai kitą kartą jūs dėsios, tai būtinai parašykit, jeigu jūs domintų. My new bitch look like Halle Berry, but she don't love me, she too scary. My old bitch fun like Jackie Brown, I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, just some me time. Crib by the beach like Odell. Over mom, my killers don't tell. Shut down my mom, cause I knew you off the shelf. Now my bitches. Tai sveiki, trečiadienis jau. Kaip matė, daug nefilmavau, kaip dariau dreadų, bet tikrai vakar visą dieną prasidėjau. Labai patenkinta aš, man atrodo labai gražiai čia prisideda tos kasytės. Susirišau dabar į kuodą, nes man taip faina, gražu į kuodą susirišti dreadų, kuodą pasidaryti. Tai labai patenkinta esu, kaip tik nesenai grįžau po vairavimo, tai į miestą užsukau. Tai turiu porą dalykų iš Sinsėjaus ir iš Padevalkių ir iš Niujorkerio dar, na žodžiu, parodysiu greitai. Daug dabar laiko skiriu vairavimui, nes rytoj laikau regitrą. Net nesakys kelintą kartą, bet aš labai tikiuosi teigiamo rezultato iš rytojaus. Pranešiu, ar man pasiseks, ne, bet sakau, dabar daug laiko skiriu tam, tai nėra, kad labai kažką veikčiau, filmuočiau. Tai žodžiu, greit parodau. Iš padėvėtų drabužių parduotuvės nusipirkau tokį sijoną. Nežinau, tiesiog už savaitės jėgą, nu beveik už savaitės. Ir aš dar neįsivaizduoju outfitų kažkokių vaizdinių, net neturiu outfitų, tipo aš turiu kažkokius tai pieces, nu tarsi neturiu kažkokį vieną rūbą, kitą rūbą, trečią rūbą, bet ar jie kartu gerai eina, aš nežinau. Tai mane tas šiek tiek baugina. Bet jo, nusipirkau dar tokį sijoną ir šiaip fainas ir jėgą užsidėti, tai prie kerziuko kokių, man atrodo, gražiai atrodys. Ir kitas dalykas, su drauge labai fainai nusipirkom vienodas kalėdinės pižamas, tipo, nemėgstu atrodo žiemos ir panašiai, bet dėl šitos pižamos dabar šiek tiek labiau noriu to jausmo, kai kakava geri už lango sniegas ir tau šilta gera viduj. Labiau biškutį noriu to jausmo, bet vis tiek man galėtų būti vasara visus metus ir aš visiškai neprieštaraučiau tam. Labai pigiai nusipirkau, nes labai daug nuolaidų visur. Nusipirkau tokią odinę, čia iš Niujorke, tokią odinę maikutę, korsetą. Labai man patinka, turiu odinės kelnes ir atrodo tiesiog, kai jau nesugalvoju ką rengtis, tai man atrodo toks fitas visą laiką pagerina, ar prie kokių mėlynų džinsų, ar prie mėlyno sijono, kurio irgi ieškau, bet neradau. Dar ieškau tokio, žinot, kai būna toks nertas dalykas, tik rankovės ir iki čia viršus. Tokio ieškau ir nieko nėra pirkti ir aš tokioj, jie nebemadoja, kad jų nebėra pirkti, tipo, what? Šitam maišė nieko nebeliko, dabar Sinsėjaus maišė. Ai, dar greitai parodau, nusipirkau tokių paprastų gumyčių ir erzina mane pirkti, nes aš žinau, kad aš Vilniuje jų turiu va tiek vat, bet mane žino turiu, tai tiesiog nusipirkau tų gumyčių, nes vakar užsinorėjau paimti dreadus ir ryte atsikėliau, supratau, kad tos gumytės Vilniui, tai greit bėgau į Pepko artimiausią čia centre ir nusipirkau tokių gumyčių, bet jos ne gumynės, o tokios, žodžiu, neatrodo man labai gražiai. Pagalvojau, kad tiesiog nusipirksiu, tos gumytės neprapuls ir čia visai fainai, nes įvairių spalvų, tai kaip tik ant šviesiausios dėsiu šviesiausią, tada taip toliau ir gal visai nieko, vis tiek kažkur sunaudosiu aš jas. Gerai, pagaliau Sinsėjaus maišas. Tai jau šiaip pasiimti siuntą, nes užsisakiau kažkurią dieną. Tiesiog draugė nusipirko tašytę ir sakau, kur kaip, sako Sinsėjai, sako labai daug nuolaidų. Tai aš irgi jau pasižiūrėt, kas per nuolaidas ir išsirinkau savo kitokią šiek tiek. Tašytę, rankinukas, o jau žuvėdas klauso dabar. Toks rankinukas, norėjau šiek tiek kitokios formos ir juodo rankinuko. Bet gražus, fainas, aš už jį sumokėjau gal 8, nu, iki 10 eurų tikrai. Tai gera nuolaida, tikrai toks per petį gali. Ir paskutinis dalykas iš Sinsėjaus, kad
net nežinau, ar man reikėjo. Aš tiesiog vasarą visada kėdus nešiodavau, bet jau šiek tiek per karštą darosi su kėdais ir kartais prie kokio sijono nesinori dėtis kėdų. Turiu tokias baltas basutes, bet jos ant kulniuko. Tai irgi su kablais kažkur greitai miestą nesinori lėkti. Tai tiesiog po belė kiek metų nusipirkau basutes, nes aš pamačiau nuolaidą. 8 eurai tai kainavo. Tai žiauriai pigiai, iš 20 eurų padarė 8 eurus, tai bėkit įsicėjai. Labai paprastos, tiesiog kokias radau, tokios, man primena Kleopatros laikus tokias. Bet žodžiu, aukštas padas, man patinka, užsimoviau, tikrai patogiai jaučiasi, nežinau, kiek jos man laikys, nes tokios, nėra gal pačios labiausiai kokybiškos, bet sezonai, manau, tikrai. Aš baslučių tai visiškai nemėgėja buvau ir sakau, čia po kokių 5 metų nusipirkau, nes aš tiesiog būdavau visiškai prieš basutes, man negražu, nefaina, nepatogu, kėdai for life. Tiesiog jau gal išaugau tą tokį užsispyrimą, vaikščioti tik su kėdais ir norisi kažko tokio, tai tiesiog užsimest prie bet ko, aš manau, susinešios. Nesu tikra, ką toliau veiksiu, bet jau visai noriu atiduoti jums šitą video. Tiesiog mėgaujuos vasarą, tai linkiu jums irgi to, mėgautis vasarą, nes jinai bėga žiauriai greitai. Jau liko tik 2 mėnesiai, aš nesuprantu kaip ir kur. Mėgaukitės, skleiskit meilę, auginkit save. Tikrai į ateitį padarysiu video daug apie savęs ugdymą, meilę savo ir emocijas ir panašiai. Tai jeigu norit kažko konkretaus, tikrai galite man rašyti. Galėčiau įsiplėsti būtent į tas temas. Tikrai noriu savo kūrybą plėsti ne tik su vlogais, bet ir su pagalba jums tobulėti. Ir kai aš mokysiu jūs tobulėti, pati tobulėsiu, tai tiesiog visiems pliusai, visiems pagalba. Myliu jūs, ačiū už tai, kad žiūrit, palaikinkit šitą video, pasubscribinkit, jeigu dar to nedarot. Ir susimatysim kitam video. Bye! And it goes a little something like